Diena, esu Audrius Dulskas ir dirbu Nacionaliniam vėžio institute. Esu daugelio tarptautinių organizacijų narys, kai kuriuom ir vadovauju, ir šiandien norėčiau pakalbėti apie gyvensenos ypatumus sergant žarnyno vėžiu. Tai mano kalba susideda iš trijų tokių turbūt pagrindinių etapų. Tai būtų praeitis, tai yra iki susirgimo vėžiu, ką mes galėtume padaryti, kaip palengvinti žmogui, ir kaip gal turbūt profilaktika kokia galėtų būti vėžio. Tada jau kaip atrodo susirgus ir visas tas laikotarpis po gydymo, nes dalykai tikrai keičiasi ir keičiasi pacientui ne į naudą. Tai dabar pirmas klausimas, ar reiktų kalbėti ir kodėl reikia kalbėti apie šį vėžį, storosios žarnos arba kolorektalinį vėžį. Tai pirmiausia, tai dėl to, kad tai yra trečioje vietoje dažniausių vėžio vyrų ir moterų tarpe. Tai yra tikrai dažnas vėžys ir tikrai turbūt mes žinome šeimos narių ar artimųjų rate, kas turi šį vėžį. Tai yra antra iš dažniausių mirčių nuo vėžio. Ir čia keletas skaičių, kiek Europoje, kiek pasaulyje, tačiau mums turbūt aišku svarbiausia, kiek Lietuvoje. Tai Lietuvoje kasmet mes nustatome apie 1700–1800 naujų ligos atvejų. Tai skaičiai yra pakankamai dideli ir apie 1000 jau kasmet miršta. Tai tikrai pakankamai dažna liga ir tikrai apie ją reikia kalbėti, reikia žinoti simptomus, kad galėtume kažkaip anksti diagnozuoti ir padėti vis daugiau žmonių. Kitas labai svarbus aspektas, kad net iki 10% naujų atvejų yra būtent šio tipo vėžio. Tai tikrai dideli skaičiai. Dabar dar keletas skaidrių, kodėlgi reikia kalbėti. Pirmiausia dėl to, kad sergamumas vėžiu Lietuvoje, lyginant su ES, yra didesnis. Tai senesni duomenys, tačiau niekas tikrai radikaliai, kardinaliai nepasikeitė. Mirtingumas nuo vėžio taip pat yra didesnis arba, sakykime, blogiau tvarkome su vėžiu, lyginant su kitomis ES šalimis. Vėlgi tie patys skaičiai, kaip ir rodžiau, antroje, trečioje vyrų tarpe ir pagal dažnį ir pagal mirtingumą taip pat. Gal lyginant su kitų sričių vėžiais mes ir neblogai atrodome, palyginus su kasos ar burnos vėžio, kurie yra labai agresyvūs. Ir, kas gerai, kad mes turime patikros programas, kai kurias tai prostatos, krūties vėžio, kolorektalinio vėžio. Ir dabar pradėtos 2 pilotinės studijos, norint išsiaiškinti, ar skrandžio vėžio ir plaučių vėžio patikros programos mums kažkaip galėtų pagelbėti. Kaip ir minėjau, Lietuvoje mes raudonai pažymėta data, kuomet buvo pradėta patikros programa storosios žarnos vėžio, tai iš šiuo metu 4 vėžiui naudojamų patikros programų Lietuvoje, tai yra naujausia, jauniausia programa ir kažkokio labai šuolio naujų atvejų nustatymo ar mirčių mes dėja nepastebėjome. Apie tai šiek tiek vėliau. Kas įdomu, kad net ir iki tos programos įgyvendinimo skaičiai šiek tiek gerėjo. Tai yra gerėjo tai, kad mes nustatydavome ankstesnės vėžio stadijas iš metų į metus, kad mes mažiau nustatydavome 4 stadijos ir išgyvenamumą, aišku, dėl to šiek tiek gerėjo, net ir be programos. Tai visgi kažką tikrai geriau darėme. Deja, kaip ir minėjau, išgyvenamumai tiek 1, tiek 5 metų pakankamai žemi. 5 metų mes turime apie 60% moterų tarpe, vyrų dar žemesnius skaičius, 50%. Aišku, duomenys seni, bet kaip ir minėjau, nekas te pasikeitė. Ir aišku, svarbiausias faktorius pagal šitas skaidrės, tai pirmoje yra neišplitusi liga, antroje viršuje kvadračiuke yra išplitimas į limfmazgius ir apačioje turime išplitimas į tokius organus. Ir pagal stadiją mes matome, kad išgyvenamumai labai skiriasi ir tą stadiją sumažinti, aišku, galime tik anksti diagnozuodami. Kaip ir minėjau, lyginant su ES, su Rytų Europą, mūsų rezultatai yra vis dar blogesni. Tai kažką tikrai keisti reikia.
Ir dažniausiai kalbant apie riziką ir kaip tą riziką sumažinti, tai svarbiausias faktorius ir dažniausiai, rodau ne visas 6 šios punktus, bet vieną, tai yra patikros programa. Kitos rekomendacijos, kiti rizikos veiksniai, tai vartoti daug daržovių, vaisių, skaidulinio maisto, reguliarus fizinis aktyvumas, svorio kontrolė, nerūkyti, nevartoti alkoholio. Apie tai tikrai pakankamai plačiai pakalbėsiu toliau. Dabar kalbant apie patikros programą, tai jinai nuo 50 iki 74 metų amžiaus žmonės yra kviečiami, kurie neturi skundų. Kviesti turėtų šeimos gydytojas ir siunčiamas yra arba pakviečiama pasidaryti slaptą kraujo testą. Jeigu jis yra teigiamas, jis labai paprastai atliekamas, panašiai kaip ir COVID greitasis testas, su jais išmokome naudotis. Ir jeigu šitas testas yra teigiamas, tada duodamas siuntimas atlikti patikros kolonoskopiją. Kolonoskopijos šiais laikais atliekamos tik su narkoze. Tai tikrai sumažinamas diskomfortas. Dabar irgi atliekama pilotinė studija tiek Vilniuje, tiek Kaune, kuomet tikslinės grupės žmonėm yra siunčiami pakvietimai kartu jau su šitais testais dalyvauti patikros programoje. Ir tikrai labai patogu, niekur nereikia iš namų išeiti, nebent atlikus testą jį išsiųsti atgal. Kalbant apie patikros programą, kaip ir minėjom, prasidėjo 2009 metais Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nuo 12 metų prijungta Klaipėdos ir Šiaulių apskritės, ir nuo 2014 metų visa padengta Lietuvos teritorija. Ir, kalbant apie šios programos efektyvumą, ar jinai veikia ar ne, tai galiu pasakyti, kad, veikia tik tai labai lėtai ir to turbūt efektyvumo, kol mes turime patikros programos dalyvavimą arba kiek dalyvavo žmonių, mes turime apie 60%. Kad jinai funkcionuotų gerai, mes norėtume bent jau 70%. Ir jinai veikia tik tai tada, kai žmogus sudalyvauja patikros programoje. Tai yra, jeigu tu nedalyvauji, tai aišku, jinai neveiks. Ir tas dalyvavimo procentas turėtų būti didesnis. Po COVID infekcijos pandemijos sumažėjo iki 30%. Tai, finansavimas išlieka, gal ir mažokas, tačiau efektyvumas yra visgi mažas. Dabar kiek iš metų į metus, kiek dalyvauja patikros programoje, tai valstybinės ligonių kasos duomenys, tai matote, 240 000, 18 metais, 21 turėjom 267 ir praėjusiais metais skaičius yra labai panašus. Dabar apie rizikos veiksnius. Tai kasgi skatina, kasgi saugo nuo šio vėžio. Tai skatina ir apie tos rizikos veiksnius irgi daugiau ir kaip juos galima būtų modifikuoti, pakeisti. Kai kurių, aišku, negalim pakeisti, kaip vyresnio amžiaus, bet kitus mes tikrai galime įtakoti. Tai riebalai, nutukimas, mažas fizinis aktyvumas, alkoholis, rūkymas, uždegiminės ligos, šeiminė anamnezė. Saugo kalcis, vitaminas D, daržovių vartojimas, fizinis aktyvumas. Ir kai kuriais atvejais, aišku, visada reikia pasverti tarp rizikų ir tarp teigiamų ir neigiamų aspektų aspirinas. Dabar kalbant apie amžių, mes visada vis kalbam, kad tai yra vyresnių amžiaus žmonių liga, vyrų vidurkis amžiaus 69, kam yra nustatoma, moterų 73 metai. Tačiau, ir vis kalbam, kad tai yra virš 50 metų, 90-93% sudaro visų tiek nustatytų, tiek mirusių. Tačiau, ir ta patikros programa yra dėl to, tie rėmai yra nuo 50, rėžiai yra nuo 50 iki 74 metų. Jungtinėse valstijose jau prieš keletą metų buvo pajauninta, nes stebime šios ligos jaunėjimą ir pradeda tikrinimo programą nuo 45. Europoje mes kaip tik turėjome šią savaitę kelis susitikimus Europos komisijoje, kur irgi sprendžiame jauninti patikros programos amžių nuo 45 metų.
Dabar dėl ko mes norim jauninti ir kalbam, kad rizikos veiksnys yra amžius, tačiau stebime, kad nuo 90 iki 2013 amžiaus grupė iki 50 metų dažnis padėjo nuo 6 iki 11%. Na, sakysime, kad tai yra nedaug, tik 10%, tačiau naujausi skaičiavimai, modeliai, skaičiuojami matematiniai modeliai parodė, kad iki 50 metų 2030 metais sirgs jau iki 30% jaunimo. Tai storosios žarnos padaugės tik 14%, tačiau didesnė dalis iki 30% bus nustatyta tiesiosios žarnos vėžiai. Tai tikrai šita liga jaunėja ir tikrai mes turime reaguoti. Dabar dargi, kalbant apie jaunus asmenis, kad, kalbėjome, kad 10% vis dar. Tačiau 30 metais, kaip ir minėjau, tai taps vėžiu, nuo kurios jaunimas iki 50 metų mirs dažniausiai. Kaip ir minėjau, skaičiai didėja iki 13 metų, mes turėjom tik iki 11, o dabar iki 51% padaugėja. Dažniausiai bus nustatoma tiesiosios žarnos vėžys, dar kartą pasikartosiu. Ir šioje grupėje kasgi yra skausminga, kad dažniausiai nustatoma liga pažengusiose stadijose. 4 stadijos mes randame iki 30% šioje amžiaus grupėje, kuomet palyginus su vyresniais, tai būna iki 15, maksimum 20%. Kitas dalykas, kadangi jaunas žmogus vienas, jis ir pats nesikreipia iš karto į medikus, tačiau ir medikai, nepuola ieškoti vėžio kiekvienam jaunam žmogui. Dažniausiai nustatoma kita liga. Tačiau irgi, ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad, dažniausiai tai nebūna vienas simptomas. Iki 80% šių jaunų žmonių turi 3 ir daugiau simptomų. Tai gali būti pakraujavimai, gali būti tuštimosi pakitimai, pakraujavimai per išeinamąją angą, tuštimosi sutrikimai, tai pasikeitė tuštimas pastarąsias 2-4 savaitės. Pradžiai buvo užkietėjimai, viduriavimai ir taip toliau, žodžiu, keičiasi tuštinimosi pobūdis. Krenta svoris, stebima anemija, nėra apetito, bendras silpnumas. Tai tokie visiškai nespecifiniai simptomai, kurie dažniausiai, kaip ir minėjau, būna bent 2-3. Ir dėl to, kaip ir sakiau, jauninama patikros programa. Ir čia turbūt susidurėm su daugeliu sunkumų, tiek šeimos gydytojai, tiek specialistai. Ir labai svarbu suprasti, kad tada ir šeimos gydytojui kyla klausimai, kada atlikti skriningą, kaip ir minėjau, nuo 45 metų yra labai daug kalbų, kokie simptomai svarbus ir turbūt atsakymas būtų visi. Ypač jeigu yra keli simptomai, kurie galėtų mums užvesti ant tos ligos diagnozės. Ir aišku, čia kalbant apie jaunus žmonės, bet apie vyresnius taip pat, tai labai labai svarbi detalesnė šeimos anamnezė. Toliau kalbant apie rizikos veiksnius, mes vis kalbame apie mitybą ir labai svarbu vartoti pakankamą kiekį vaisių ir daržovių ir skaidulinio maisto. Aišku, apie tai toliau kalbėsiu, kai mes kalbėsime apie pooperacinį laikotarpį ir čia irgi bus tam tikrų aspektų, į kuriuos labai svarbu atsižvelgti, tačiau mityba, daržovės tikrai apsaugo nuo šio vėžio. Ir problema, kad iki 50% dėja Europos Sąjungoje gyvenančių žmonių nesuvalgo pakankamo kiekio rekomenduojamo per dieną. Tai tik 50% vartoja bent kartą vaisių ar daržovių per dieną savo dienos racione. Kasgi dar mažina? Tai kalcis, vitaminas D, kaip ir kalbėjau, aspirinas. Kas didina, tai riebalai, nutukimas. Ir daug gyvulinių riebalų turinti dieta, tai raudona perdirbta mėsa. Kalbant apie nutukimą, mes žinome, kad tai net dvigubai padidina riziką susirgti vėžiu. Ir ta statistika, turbūt nemalonioji statistika, Jungtinės valstijos duomenys matome, kad turbūt grafikas labai puikiai atspindi ir storosios
žarnos vėžio pasireiškimo dažnį. Matome, kaip jinai auga, didėjant su amžiumi, čia auga ir nutukimo rizika, bet lygiai taip pat paraleliai auga ir žarnyno vėžio skaičiai. Tai, turbūt tos paralelės ne veltui. Ir, kalbant apie nutukimą, mes ne tik kalbam apie tą viršsvorį, tačiau mes kalbam ir apie metabolinį sindromą, kuris apima lėtinį uždegimą organizme vykstantį, kuris turbūt ir sąlygoja šio ar kitų vėžių susidarymą. Dabar, sakysite, kad Jungtinės valstijos, tai tam didžioji dalis nutukus ir pas mus Europoje turbūt taip nėra, o ypač Lietuvoje. Deja, skaičiai labai panašus tiek Europos Sąjungoje, kalbant apie Lietuvą, Europos Sąjungos rėmuose, mes matome, kad deja niekuo bent jau teigiamai neišsiskiriame. Mūsų duomenys iš statistikos matome, kad su amžiumi ir iš tikrųjų net ir jauname amžiuje mes turime tikrai labai daug žmonių. Pirmas stulpelis yra normalus svoris, antrasis yra viršsvoris ir trečias nutukimas. Matome, kad virš 18 metų kas trečias turi nutukimą. Tai skaičiai tikrai didžiuliai. Kalbant apie fizinį aktyvumą, taip, jisai sumažina riziką ir tikrai reikia to fizinio aktyvumo. Koks jisai tai būtų? Tai turbūt rekomenduojam bent 20 minučių lengvo fizinio krūvio kasdien. Vėlgi, 50% Europos gyventojų fizinio aktyvumo išvis neturi. Jaunimo tarpe turbūt tie skaičiai dar didesni, nes didžioji dalis jų gyvena virtualioje realybėje, socialiniuose tinkluose. Kitas irgi labai svarbus aspektas, kalbant ir apie dietas, tai visi tie natūralūs, nenatūralūs, tiksliau sintetiniai saldikliai, kurių gausu mūsų gėrimuose. Tai visi gėrimai šie didina riziką dvigubai. Kiti veiksniai, kurie galbūt pažymėti pačiam gale, apie juos kalbu pabaigoje, tačiau ne ką mažiau svarbus. Tai alkoholis, rūkymas. Statistika vėlgi, galbūt, gal ir gerai, čia mes per daug neišsiskiriame, esame apie ES vidurkį, kalbant apie alkoholio suvartojimą. Rūkime panašiai, čia visgi tai yra rizikos veiksniai ir juos reiktų mažinti. Ir seni duomenys apie elektroninės cigaretės matome, kad dažniausiai visgi šiomis, kabutėse naujovėmis yra susidomėję jaunimas. Ir turbūt rezultatus apie šių elektroninių cigarečių poveikį mes turėsime po 5 ar 10 metų. Tačiau, net nebejoju, kad jie turi neigiamą poveikį mūsų sveikatai, tai tikrai reiktų labai apie tai kalbėti. Taigi visi tie veiksniai ir visa ta profilaktika, patikros programos, apie tai turi kalbėti tiek šeimos gydytojai, tiek visi specialistai ir tas turėtų būti kalama nuo mažų dienų, kad sveikai gyventi, sveikai maitintis, profilaktiškai tikrintis, tai turėtų būti norma. Tai dabar kasgi nutinka, kai žmogui yra jau diagnozuotas vėžys ir ką jisai turėtų veikti, kaip turėtų elgtis. Ir visada kalbu, kad vėžio diagnozė yra kaip raudonos lemputės užsidegimas. Ir čiagi mes neturėtume jos tik tai išjungti ir paskui gyventi kaip gyventi. Tai yra ženklas, tai yra signalas, kad mes kažką darome ne taip ir reiktų visgi keisti gyvenimo būdą. Ir kalbant apie žarnyno operacijas, mes dažniausiai vis dažniau atliekame minimaliai invazyvias operacijas. Atviros operacijos, aišku, irgi niekur neišnyko ir turi savo vietą gydyme, tačiau vis daugiau tiek laparoskopinių, tiek robotinių operacijų. Čia matote paveikslėlę, priklausomai nuo naviko vėžio lokalizacijos mes galime atlikti kairę hemikolektomiją, dešinę, galime riestinę žarną tik tai šalinti, tiesiąją žarną. Labai svarbu suprasti, kad žarnynas yra lyg vamzdis. Jeigu mes pašalinam dalį vamzdžio, tai ta visa vamzdynų sistema jau nefunkcionuos taip, kaip funkcionavo. Jeigu žarnynas sutrumpėja, mes tos funkcijos jau tokios pačios neturėsime. Funkcija pakis. Ir kaip ir bet kurioj
žarnyno ar vamzdyno funkciją. Mes galim irgi turėti ir po operacijos tam tikrų nesklandumų, kuomet pratekės skysčiai ir žmogui teks gydymas pailgės ir funkcija, aišku, bus prastesnė. Aišku, mes turime tam tikrų metodų, kaip tą funkciją užtikrinti, kaip pagerinti. Ir apie tai šiek tiek vėliau, dabar dar grįžtant, žarnyno viena dalis nelygi kitai, pakankamai svarbi ir jeigu jos netenkame tos žarnyno dalies, kalbu apie tiesiąją žarną, tai funkcija pasikeičia gerokai ir gyvenimo kokybė yra labai, labai paveikiama. Tai tiesioji žarna atlieka tokią funkciją, kad jinai kaip bačkutė, kuri kaupia turinį ir kažkuriuo metu, kai jau nebegali kaupti, mes išeinam į tualetą. Po tiesiosios žarnos operacijų mesgi šio organo nebeturime. Jis yra pašalinamas ir į jo vietą įvedamas kita žarna, kita dalis žarnyno ir ta dalis žarnyno dėja šios funkcijos nebeturi. Ir su amžium gal šiek tiek su laiku jinai pagerėja, išmoksta šiek tiek funkcionuoti geriau, tačiau ta funkcija tikrai niekada nebūna kaip iki operacijos. Ir tas yra labai svarbu. Ta labai svarbu paminėti pacientui, jo šeimai, būtent to prieš operacinio vizito metu, kuomet kalbama apie pačią operaciją, apie gyvenimą po operacijos, kad tas gyvenimas visgi jau toks nebus. Ir tą labai svarbu ir kiekvienas pacientas turėtų susirašyti klausimus, atėjęs pas specialistą, kaip aš gyvensiu po operacijos. Taigi, tiesioji žarna užsibaigia sfinkteriu, kuris veikia kaip užtvanka ir neleidžia tiem visiems skysčiam arba turiniui pratekėti. Tai po mūsų operacijų šita užtvanka ir šios užtvankos funkcija taipogi pablogėja arba jinai tikrai pasikeičia. Labai svarbu, kai yra nustatomas vėžys, mes turime tokio ankstyvo atsigavimo gaires, kur kompleksas bent 20 faktorių, kuriuos labai svarbu visus įvykdyti, kad funkciškai žmogus greičiau atsistatytų ir operacija ir pats perioperacinis laikotarpis būtų kuo sklandesnis. Tai pirmoje fazėje labai svarbu, ir mes apie tai jau kalbam, jeigu apie reabilitaciją kalbama jau labai seniai, 50 metų, visi žino, kas tai yra reabilitacija, kad tai sugrąžinimas į aktyvų funkcinį gyvenimą po kažkokios operacijos ar intervencijos. Tai apie prereabilitaciją mes vis dar informacijos neturim daug, atliekami vis dar klinikiniai tyrimai, kai kurie lyg ir parodo tą teigiamą ryšį ir apie tai šiek tiek vėliau, tačiau labai svarbi yra tas ir pirmas interviu arba pirma diskusija, pirmas pokalbis su pacientu ir paciento artimaisiais, kuomet pacientas atvyksta pas jūs konsultaciją. Labai svarbu ir ką rekomenduoju visada atvykti ne vienam, atvykite su artimuoju, nes sužinojus tą diagnozę tikrai daug kas užsiblokuoja ir turbūt mažiausiai rūpi klausimai apie mitybą arba kažkokį pasiruošimą sportus. Tačiau visi šie klausimai yra tikrai labai svarbus ir apie juos reikia kalbėti. Tai einant toliau link tos prereabilitacijos, kaip ir minėjau, mes vis kalbam dažniau, daugiau klinikinių tyrimų atsiranda ir kodėl tai svarbu? Aš mėgstu irgi visada sakyti pacientam, kad operacija yra tarsi maratono bėgimas. Ir mes, maratono tikrai nebėgam nepasiruošę, nepasitreniravę. Tai lygiai tas pats yra su operacija ar bet kuriuo gydymu dėl vėžio. Mums reikia pasitreniruoti, reikia pasportuoti tam, kad išeitis būtų geresnis. Tai kągi tyrimai rodo, kad prereabilitacija sumažina komplikacijų skaičių, sumažina mirtingumą, trumpiau pacientai praleidžia ligoninėje, greičiau grįžta į savo pilnavertį normalų gyvenimą, dažniau greičiau pradeda dirbti, atsistato greičiau visos funkcijos, tiek virškinimas, tiek urogenitalinė funkcija. Ir galbūt visi šie teigiami dalykai teigiamai veikia ir visus onkologinius rodiklius, tai yra išgyvenamumas, vėžys rečiau atsinaujina ar vėliau atsinaujina, o gal ir niekada, tai tikrai
teigiamų dalykų šioje srityje yra labai daug ir tikrai visiems rekomenduoju didinti fizinį aktyvumą, net ir nenustačius vėžio. Dabar trečioji dalis pranešimo, tai būtent apie tai, ir čia gal irgi labai svarbu, ir mes vis stengiamės daugiau apie tai kalbėti, nors vis dar per mažai, tikrai per mažai, ir tų pagalbos priemonių ir klinikų specialių yra tikrai labai mažai, bet tai yra ateitis, kas nutinka, kai pacientas jau yra pagydomas ir kaip jam toliau reikia gyventi. Dažnai tiek pacientai, tiek ir specialistai dažnai galvoja, kad išgydžiau vėžį ir daugiau aš apie gyvenimo kokybę nenoriu, nelabai ir žinoti, kaip kas bus, o kadangi vėžio neturiu, tai man tie kiti dalykai nėra ir svarbus. Tačiau, kuomet mūsų išgyvenamumai vis gerėja ir tų žmonių su vėžiu, vėžys tampa lėtinė liga, kaip arterinė hipertenzija, kaip ir diabetas, tai tų išgyvenamusių žmonių ir gyvenančių jau po vėžio gydymo kasmet vis daugėja. Ir žinoma, kad bent virš 12 milijonų šiuo metu yra Europos Sąjungoje tokių žmonių. Ir dėl to Europos Sąjunga kuria daug visokių projektų, ir vienam iš svarbiausių projektų gyvenimo kokybė tiek pacientui, tiek žmonėm artimiesiam yra vienas iš 4 pagrindinių banginių, kalbant apie vėžių sergančius pacientus. Tai Europos Sąjunga apie tai kalba, skiria daug lėšų tam. Dabar, kaip ir kalbėjau, po operacijos ar po bet kokio gydymo visiems be išimties pacientam bus kažkokiam laipsnyje sutrikimas. Tai yra labai svarbu paminėti pacientam, ir ką visiems be išimties sakau, kad tuštinimasis, koks buvo iki operacijos, tai toks po operacijos tikrai nebebus. Tai labai svarbu įsidėmėti, atsiminti ir suprasti, nes žarnynas sutrumpėja. Kalbant apie gaubtinės žarnos operacijas, tas pokytis nėra toks drastiškas, gali šiek tiek padažnėti tuštinimas, šiek tiek laisvesni viduriai, kalbam apie 1-2 kartus per dieną tuštinimąsi, tačiau kalbant apie tiesiosios žarnos operacijas, mes netgi turim atskirą tokį terminą kaip porezekcinis tiesiosios žarnos sindromas. Ir apie jį tikrai nemažai vėliau dar kalbėsiu skaidrėse. Tai labai tikrai svarbu su pacientu, jo artimaisiais nustatyti tuos tikslus, ko galim tikėtis po operacijos, kad tikrai yra labai prasta praktika, kuomet sakoma, kad viskas bus gerai, bus kaip buvę. Tačiau tikrai taip nebus. Aišku, visada labai svarbu ir pakalbėti su žmogum, kaip ta funkcija, kokia ta funkcija buvo iki operacijos. Gal jisai tuštintis ir išmatų ilgiau nelaikė ir prieš operaciją, ir tikrai po operacijos jisai nepradės geriau tuštintis ar sulaikyti išmatas. Toliau irgi, kas turbūt šiek tiek mažesnių laipsnių, tačiau irgi labai svarbu, ypatingai jauname amžiuje, tai šlapinimosi, seksualinės funkcijos sutrikimai. Ir kitas labai svarbus faktorius ir labai dažnai pasitaikantis, tai lėtinis skausmas. Kalbant apie tiesiosios žarnos porezekcinį sindromą, jisai būdingas praktiškai visiems be išimties pacientam, kuriem buvo išsaugotas sfinkteris ir atlikta tiesiosios žarnos rezekcija. Tai diagnostikai mes naudojame puikią skalę ir visiškai neseniai buvo jinai patvirtinta, kuomet ekspertai susirinko, ir šiam sindromui būdinga 1 iš 8 simptomų. Tai yra pirmiausia atlikta operacija, 1 iš 8 simptomų. Tai gali būti žarnyno spazmai arba vadinami tenezmai, pakitusi išmatų konsistencija, dažnas tuštinimas. Dažnas tai mes kalbam ne apie 2-3 kartus per dieną. Paprastai būna 10-15 kartų per dieną, 3-5 nakties metu. Pasikartojantis skausmingas tuštinimasis, išsituštinti sunku. Dažnai pacientam tenka kelias minutės įdėti tualetą, išėjus po tualeto, vėl valandos bėgyje sugrįžti bent kartą, vėl pakartotinai į tualetą. Skubus noras tuštintis.
išmatų nelaikymas, tepliojimas, skubus noras tuštintis, ką tai reiškia, kad, užsimanius į tualetą po 10 ar per 10-15 minučių jau reikia atsidurti tualete. Tai, ką tai reiškia ir turbūt tie simptomai veda mus prie 8 pasekmių. Tai reikia turėti atliktą operaciją, vieną iš 8 simptomų ir vieną iš 8 pasekmių. Pasekmės tai priklausomumas nuo tualeto, susirūpinimas žarnynu, nepasitenkinimas šia veikla, įvairių išeičių paieška. Ir aišku, tai įtakoja tiek fizinę, tiek emocinę būklę, socialinį ir kasdieninį gyvenimą. Įsivaizduokit, kad, jūs negalite išeiti niekur į miestą, išvažiuoti, nesusipažinę su visų tualetų lokalizacija. Nes, kaip ir minėjau, užsimanius turime 10-15 minučių surasti tualetą. Tai tikrai gyvenimo kokybė ženkliai bloginantys simptomai ir dėja, bent jau kol kas, turim tam tikrų priemonių ir apie jas irgi šiek tiek vėliau, bet tai tikrai labai bloginantis gyvenimo funkciją rodikliai, pasekmės. Toliau, ir atlikome tikrai nemažai tyrimų šioje srityje ir toliau tebetęsiame šios tyrimus mūsų duomenimis, Nacionalinio vėžio instituto duomenimis. Ir šie duomenys visiškai atitinka pasaulinius duomenys. 75% pacientų po tiesiosios žarnos operacijų tikrai turi porizekcinį tiesiosios žarnos sindromą. 75. Skaičiai tikrai dideli. Kas įdomu, kad mes visada kalbame, kad per pirmus metus ta funkcija blogiausia, paskiau jinai lyg ir gerėja. Tačiau vėlgi mūsų duomenimis 50% šių pacientų, turėjom 75 po metų, po 5 metų mes turime 50%, beveik 50%, kuriems ta funkcija išlieka bloga. Arba bloga, arba labai bloga. Ir vienintelis rizikos veiksnys yra chemospindulinis gydymas, kuris būna taikomas iki operacijos. Kitų autorių duomenimis, tai ir chemospindulinis gydymas ir labai žema jungtis, kur yra prie pat išeinamosios angos, moteriška lytis, jaunesnis amžius ir prevencinės tokios apsaugančiosios ileostomos, tai yra maišelio išvedimas prieš po tiesiosios žarnos rezekcijos. Tai dabar tikrai labai daug stengiamės ir taip vadinama prevencija šio sindromo, kad ne visada taikome chemospindulinį gydymą, ne visiems atliekame formuojamą plonosios žarnos stomos, vien tam, kad ta funkcija būtų kiek galima geresnė. Kas labai įdomu, kad mes išbandėme šią skalę su sveikai žmonėmis. Sveiki, tai reiškia, kad jiem nebuvo operuota žarnynas. Ir kas įdomu, kad apklausėme daugiau nei 8 tūkstančių žmonių. Tai tikrai labai labai didelė grupė žmonių apklausta ir tas ryškus porezekcinis tiesiosios žarnos sindromas pasireiškia 23% moterų ir beveik 18% vyrų. Tai tikrai, kaip mes aiškinam, tai kad tai yra daugiau tuštimosi sutrikimai, kurie primena šį sindromą. Tačiau irgi tas labai mums svarbu, kad mes turėtume tą startinį tuštinimosi funkcijos vertinimą. Tai yra, mes turim apie 20% tiek vyrų ir moterų, kuriem jau būna sutrikusi tuštinimosi funkcija. Kaip ir minėjau, po operacijos ta funkcija tikrai nepagerės, o tik pablogės. Ir vėlgi tai dar viena problema, kad apie tuštinimosi sutrikimus mes nelinkę kalbėti. Žinome iš kitų tyrimų, kad žmonės laukia bent kelis metus, 3-5 metus, kol kreipiasi į specialistą. Dažnai kreipiasi į kelis specialistus, nes greito sprendimo pralaukus kelis metus mes niekada jau nebeturim. Žmonės paprastai nori, kad būtų viskas sutvarkyta čia ir dabar. Dar viena irgi labai svarbi studija, kurią atlikome su daug kolegų iš visų Europos šalių, kurioje nustatėme, kad mes visada kalbame ir pacientai dažniausiai šalinant tiesią žarną visada nori, kad sfinkteris būtų išsaugotas. Čia išsaugodami sfinkterį mes, kaip ir minėjau, turim 75% pacientų, kuriems tuštinimosi funkcija yra bloga.
Kokia galėtų būti alternatyva? Tai viena alternatyva, kurią irgi dabar jau stengiamės taikyti, tai išplečiam gydymą. Tai yra chemospindulinis gydymas plus chemoterapija, tikintis, kad tas vėžys visai išnyks ir nereiks operuoti. Išnyks tiesa iki 30–40%, tačiau iš tų procentų iki 20–25 atauga. Kas gerai, kad mes po to visgi galime vis tiek operuoti saugiai pacientus. 99% pacientų mes galim saugiai išoperuoti. Tačiau iš pat pradžių, jeigu mes matome, kad žmogus vyresnio amžiaus, jau ta tuštimosi funkcija yra gerokai sutrikus, yra išmatų nelaikymas, mes galime pasiūlyti iš karto formuoti pašalinus tiesią žarną, nedaryti, netlikti jungties, o išvesti, suformuoti kolostomą, tai yra maišelį į šoną. Ir dažnai žmonės yra stigmatizuoti ir visiškai nenori šio gydymo, sako, kad aš geriau nusižudysiu, nei gausiu tą maišelį. Tačiau analizavom kelis šimtus pacientų visoje Europoje ir nustatėme, jog gyvenimo kokybė šiuo atveju pablogėja tik 26%. Tai yra šiek tiek arba labai. Tai jeigu kitoje rankoje mes turime sugrąžintą tą funkciją, sugrąžintą vientisumą, ten turim 75 ir 50% yra daugiau nei 5 metus ta funkcija sutrikus, tai čia mes turim 25%. Tai apie tai pirmo vizito metu, kuomet, kaip ir kalbėjome, su visa paciento šeima, artimaisiais, kalbam, diskutuojam apie tai, tai šitas dalykas turėtų būti pasiūlytas ir jiems. Kitas labai svarbus aspektas, apie ką kalbėjau, kad sutrinka ne tik tuštimosi funkcija, kalbant apie tiesią žarną, tačiau ir šlapinimosi funkcija, ir irgi atlikome tyrimus, ir čiagi mes pasielgiam pakankamai originaliai, kad tą funkciją vertinam ir prieš operaciją. Ir tas po operacijos pablogėjimas buvo pastebėtas tik tai 12–13%. Ir kas irgi labai svarbu, į ką labai svarbu atsižvelgti, kad ta funkcija jau buvo bloga ir iki operacijos. Tai lygiai tas pats su seksualinė funkcija, kad tas pablogėjimas, ypač vyresniai amžiaus grupė, nebuvo toks žymus kaip su tuštinimuose. Galbūt ir tuštimosi funkcija, kaip ir minėjau, sveikų žmonių tarpe, jinai irgi 20–30% ir augant, didėjant amžiui, senėjant populiacijai, ta funkcija tikrai blogėja. Tai galbūt ir čia mes turime, nebūtinai tie 75% atspindi, kad tai tik tai dėl operacijos. Seksualinė disfunkcija irgi labai svarbus dalykas, apie ką retai iš vis, jeigu apie tuštimąsi dar šiek tiek kalba, tai apie seksualinę disfunkciją tų pokalbių iš vis yra labai mažai. O ta funkcija tikrai gerokai blogina gyvenimo kokybę, ypač jaunų žmonių, ir apie jaunų žmonių problemas mes turim dar garsiau kalbėti, ir tiek erekcijos, tiek ejakuliacijos sutrikimai, sumažėjęs libido vyrams, moterims, makšties sausumas, skausmingi lytiniai santykiai ir visi kiti. Ką labai svarbu suprasti, kad jeigu pacientai kuo anksčiau pasiskundžia apie tai, mes galim padėti. Tai yra, jeigu per pirmus kelis mėnesius po viso gydymo pradėsim gydymą, funkcija atsistatys visiškai. Ir kitoje pusėje, jeigu ta funkcija apie ją pasiskųsite po metų ar daugiau, dėja padėti, žymiau padėti, ženkliau padėti mes nebegalėsime. Kitas labai svarbus aspektas ir kartais pamirštamas, kad lėtinis skausmas būdingas 30% po operacijų, po spindulinio gydymo dėl tiesiosios žarnos vėžio. Tai irgi, žinoma, blogina gyvenimo kokybę. Ir apie tai mes irgi turime kalbėti, apie tai mes turime klausti pacientų, nes jeigu mes neklausime, tas pats kaip ir su tuštinimusi arba seksualinė funkcija. Jeigu mes klausime, kaip sekasi tuštintas, pacientas sakys gerai. Kas yra gerai, mes nežinome, kol neduodame užpildyti vienokio ar kitokio klausimyną. Ir kai pradedi arba klausti tikslinius klausimus, arba klausimyno klausimus, mes pastebim, kad tas gerai greičiausiai nebūna taip jau gerai, bet žmonės tikrai
susitaiko su daug ko atsisako, gyvenimo kokybė kenčia, bet jam yra gerai ir paprastai net ir kai nori kažkokį gydymą parekomenduoti, dažnai jie atsisako. Dabar kalbant apie mitybos rekomendacijas, tai mes visada po žarnyno operacijų turime, kaip ir minėjau, to tuštimosi sutrikimų. tą mes pradžiai galime reguliuoti, koreguoti su vaistais, su maistu. Tai čia labai svarbu tiek pacientui šiek tiek paaiškinti kažkas bendras rekomendacijas, tačiau visada rekomenduoju nepabijoti pasikonsultuoti ir su mitybos specialistais. Dietologai, dietistai tikrai padės funkciją pagerinti. Tik keletas bendrųjų rekomendacijų čia jau būtent po operacijų. Tai valgyti reguliariai, dažnai 4-6 kartus per dieną. Taip yra todėl, kad po operacijos žarnynas persitvarko, bando susiprasti su nauja funkcija, sutrumpėja žarnynas, pakinta jo kai kurios funkcijos, kaip ir sakiau, ta kaupiamoji funkcija. Tai labai svarbu, kad pradžioj porcijos būtų mažesnės ir padažniau. Šiltas maistas. Vengti pramoninio maisto, ir viso to fast foodo, junk foodo, greito maisto. Jie ir pučia pilvą, blogina virškinimą, blogina tuštinimąsi, tai gyvenimo kokybė vėlgi kenčia. Kogi reiktų vengti, tai turbūt tiek ir iki operacijos šitie visi produktai nėra patys geriausi. Tai laktozė, gliutenas, cukrus, saldikliai, riebalai. Ir čia irgi skysčiai, todėl kad gali šiek tiek ir laisvinti vidurius ir pūsti pilvą. Jeigu yra po operacijos viduriavimas, ir čia labai tikrai svarbu kalbėti su dietologu. Nes iš vienos pusės galima rekomenduoti vieną produktą, kuris turi dvejopą poveikį. Pavyzdžiui, riboti skaidulomis gausų maistą, ypač netirpiomis. Jeigu mes kalbėjome apie tas tirpiasias, kurios lyg ir padeda šiek tiek, tai čia netirpios ir didelis jų kiekis kaip tik gali sukelti atvirkštinį procesą, tai yra viduriavimą. Tai vėlgi, dar kartą pasikartosiu, konsultuotis su dietologais, dietistais. Kai kurių nevartoti daržovių, kopūstinės, ankštinės, česnakai, svogūnai, paprikos, kaulavaisiai, obuoliai, kriaušės. Jie dažnai kai kuriuos rekomenduoju pats, kai yra užkietėjimai. Kalbant apie viduriavimą, jie netinka. Ir aišku, dar kartą pakartosiu, kad tai yra bendros rekomendacijos. Bendros tai yra vienam gali veikti, kitam gali neveikti ir kiekvienas žmogus dažnai ir kalbant apie tą porezeksintiesiosios žarnos sindromą duodame rekomendacijas, tačiau irgi labai svarbu pabrėžti, kad galbūt vienam veikia tas, kitam neveikia. Arba kitam kitas produktas veikia. Tai paprastai jau žmonės atsirenka, žino, kai jau vėlesnėse konsultacijose pasako, kad šitas produktas man netinka, pastebėjau, kad jį suvalgius tikrai viduriuoja. Nuluptos daržovės arba termiškai apdorotos mažina netirpių ir didina tirpių skaidulų kiekį. Tai tas kaip ir pirmom savaitėm tikrai rekomenduotina. Vėlgi laktozė, gliutenas, saldikliai, riebalai, kofeinas. Visi šie produktai irgi didina viduriavimą, didina pilvo pūtimą ir tas disfunkcija žarnyno tikrai paūmėja. Toliau apie skysčius. Irgi, kaip ir minėjau, su skaidulom, kad lyg ir gerai, lyg ir blogai, daugiau mažiau tas pats yra su skysčiais. Lyg ir pačioj pradžioje rekomenduotume daugiau jų vartoti, tačiau labai didelis kiekis skysčių skatina dar labiau išreikštą viduriavimą. Ir dažnai pacientai labai bijo medikamentų tiek prie užkietėjimų, tiek prie viduriavimų, tačiau jų tikrai nereikia bijoti. Ir kalbant apie porezeksintiesiosios žarnos sindromą, prie pagrindinių rekomendacijų yra būtent loperamidas, imodiumas, kuris vartojamas tam viduriavimo stadijai. Tai katedral, kalcio karbonatai irgi yra tie medikamentai, kurių tikrai nereikia bijoti, prie jų nepriprantama. Kartais gali tekti ir vartoti magnio sulfatą. Dabar jeigu turime kitą, vienoje pusėje turime viduriavimą, kitoje pusėje vidurių užkietėjimą. Tai kalbant apie juos irgi reikia eliminuoti laktozę,
Gliutenas vėlgi tiek ten netinka. Skaidulos. Jeigu labai daug skaidulinio maisto, jisai gali provokuoti pilvo pūtimą ir skausmą. Vėlgi visur turi būti balansas. Ir skysčiai, geriausia kaip ir pats maistas, šiltas. Ir vėlgi, kaip ir kalbėjau apie viduriavimus, taip ir čia irgi nebijoti vartoti medikamentų. Ypač, kai yra disfunkcinės obstipacijos, funkcinės obstipacijos, ten tikrai reikia vartoti ir tikrai rekomenduoju laisvinamuosius, kartais klizmas. Apie probiotikus mes juos vartojam iki 3 mėnesių. Jeigu yra papildai kažkokie gėrimai, suportanas, nutridrinkas ar bet koks kitas, gerti po truputį, nes jeigu greičiau išgersim, jis vėlgi gali skatinti viduriavimą. Paprastai užtenka 1 ar 2 buteliukų, 3 paprastai visiškai visiškai užtikrina dienos kalorijų kiekį. Ir, kalbant apie tos visus tuštinimosi sutrikimus, jeigu mes turim po dešinio žarnyno pašalinimą, mes turim viduriavimus, tai tikrai kartais reikia išsitirti ir tulžies rūgštis pasižiūrėti, nes jos irgi kartais skatina viduriavimą, pagalvoti ir apie fermentų skirimą, apie medikamentų skirimą nuo viduriavimo, kalbant apie tiesiosios žarnos porezekcinį sindromą. Mes turime tas, kai minėjau, kad pacientai ir 10 ir 15 kartų eina į tualetą ir po tualeto reikia kartais ir vėl grįžti ir užsimanius jau reikia bėgti į tualetą, tai gyvenimo kokybė būna tikrai labai prasta. Ir mes, tik prieš kelias dienas baigėme klinikinį tyrimą su klizmomis, senovinėmis klizmomis arba šiomis kriaušėmis, kuomet pacientam po tiesiosios žarnos rezekcijos, kuomet tas yra tuštimas iki 15-20 kartų per dieną ir nepadeda jau nei dieta, nei medikamentai, mes jiems galim rekomenduoti taikyti klizmavimus. Tai klizmavimus jie atlieka tik atsikėlę, iš pat ryto, ryte, pasidaro pradžią, mes visada rekomenduojame daryti klizmą kuomet jos turis 500 ml, tai gali būti tiesiog šiltas, virintas vanduo, ne karštas, tik tai ir ne šaltas. Paprastai, ką pacientai ir visos rekomendacijos, visos instrukcijos padarytos arba surašytos padedant paciento atstovams, tai realiai jie ir pritaikė, kad būtų naudojama jiems ir kad būtų lengvai suprantama, nes mes medikai dažnai kalbam savo to medicininiu žargonu ir gal ne visada ir turim laiko viską paaiškinti, tačiau čia turime tikrai labai smulkės, paprastai surašytas instrukcijas. Tai pacientai kiekvieną rytą pasistato tą klizmą. Visas procesas, kiek turim duomenų jau iš savo klinikinio tyrimo, užtrunka apie 20-30 minučių su pačia procedūra ir su tuštinimosi procesu. Kol kas jokių komplikacijų nesam turėję ir pacientai irgi labai gerai toleruoja. Visi praktiškai arba ir toliau, nes mes pacientus sekėme metus, toliau jie gali arba tęsti šitas procedūras, kai kurie tęsia, kai kurie retina iki kas 2, kas 3 dieną, kai kurie tik tai, kai reikia kažkur išeiti, nes efektas yra tikrai puikus. Ir turim čia tokias, kaip ir dvi geros funkcijos, tai viena, kad išvalius žarnyną mes nebeturime to dažno bėgiojimo į tualetą. Tai yra žarnynas visą dieną būna tuščias. Žmogui nereikia bėgioti į tualetą, nebebūna tų skausmingų tuštinimusių vadinamų tenezmais ir tikrai gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Vienas teigiamas aspektas. Kitas teigiamas aspektas, kad žmonės lyg ir mokama ta žmogaus naujoji tiesioji žarna, tos funkcijos. Ir tuo pačiu metu ryte jai liepiama daryti susitraukimus. Ir tas mokymas irgi vyksta, tas vadinamas atgalinis ryšys, irgi vienas iš gydymo metodų, kur ta funkcija tikrai pagerėja. Ir kaip ir minėjau, žmonių atsiliepimai tikrai visi be išimties tikrai
rekomenduotų šį gydymą ir kitiems panašiems pacientams. Ko kol kas Lietuvoje neturime, bet kas irgi tikrai turi labai gerą efektą prie išmatų nelaikymų, prie šitų porezekcinių tiesiosios žarnos sindromų, būtent kalbant apie tiesiosios žarnos operacijas, yra kryžkaulinio nervo stimuliacijos. Ir ties to mes su kompanijomis kalbam, kad į Pabaltiją irgi būtų, Pabaltijo pacientai irgi turėtų tą galimybę šio gydymo. Tai implantuojamas į kryžkaulį nedidelis daviklis, kuris stimuliuoja sakralinį nervą, kryžkaulinį nervą, ir klinikiniai tyrimai, kalbant apie išmatų nelaikymą, tai bent 80% pagerėja funkcija, kalbant apie porezekcinį tiesiosios žarnos sindromą, atlikti 2-3 klinikiniai tyrimai, kurie irgi parodė tą teigiamą efektą. Tai tikrai kalbame su farmacijos įmonėmis, kad visgi galėtų teikti šią pagalbą ir mūsų pacientams. Tai tikrai labai svarbu apie tai kalbėti, labai svarbu, kad pacientai neužsidarytų namuose, neužsidarytų savyje ir apie savo problemas ateitų, pasidalintų su savo gydančiu gydytoju arba su tuo gydytoju, kuris vykdo jo sekimą. Nes po operacijos mes paprastai šios pacientus bent 5 metus su jais bendraujame, pradžiai kas 3 mėnesius, paskiau retesniais terminais, periodais. Tai tikrai šių pasimatymų metu tikrai turėtų pacientai pakalbėti apie tai, kas juos neramina, kokių funkcijų yra sutrikimai, ir irgi daug diskutuojam ir planuojam tam tikrą branduolį specialistų sukurti, kur pacientas atvykęs galėtų apie visas savo šias disfunkcijas vienoje vietoje, vieno langelio principu iš karto visas problemas pabandyti spręsti. Ir čia, aišku, reiktų ir slaugytojų įsitraukimo, turėti komandą, kuri padėtų tam žmogui pagerinti gyvenimo kokybę. Tai iš manęs tiek šiandien. Jeigu kažkokių klausimų būtų, tai galite man rašyti tiek elektroniniu paštu, tai būtų audrius.dulskas@nvi.lt, tiek ir susisiekus su organizatoriais, jie tikrai perduos klausimus ir tikrai į visus jums rūpimus klausimus atsakysiu. Tai ačiū Jums.